Jo scena – rytinis rasos lašas ant smilgos. Ir mėgsta fotografuoti ne kadrą, o nuotaiką, ne daiktą, o tylą. Jos dekoracijos – laukai, kuriais įvaikšto basomis. Ji nesivaiko dėmesio, ji kvėpuoja akimirką. Kiekvienas žingsnis – tarsi šokis žolėje, o pirštai liesdami žiedus kuria naują vaidmenį. Ji – šviesiaplaukė mūza, lengvų suknelių šokėja vėja. Plaukai šviesus, lengvai garbanoti, lyg prisiminimai iš vaikystės vasarų, kai juokiasi, laikas sulėtėja. Jos akys – du giedri ežerai, kuriuose atsispindi beribis kūrybos dangus. Bet net ir būdami atskirai, jie dalijasi nematomų ryšių, bendra kvėpavimo harmonija. Stebėdama jos siluetą, panirusi į darbų labirintus, ji tarsi repetuoja naują personažą. Kiekvienas jo linktelėjimas, kiekvienas žvilgsnis tampa studija jos aktorės sielai. Juk ji tūkstančių veidų valdovė, besistengianti perprasti vienintelį širdies ritmą. Jų erdvė – tai ramybės oazė, kur šalia pulsuoja du pasauliai. Jis įsitvėręs į skaičius ir algoritmus, o ji panirusi į knygų puslapius, svajonių audinius, tylos meditacijas. Jis dirba. Daug. Bet visada šalia. Kartais kalbasi, kartais tyli, kiekvienas paniręs į savo pasaulį. Bet tame pačiame kambaryje. Jam patinka jos buvimas. Kaip žvakė šviesa, nereikalaujanti, bet šildanti. Kai jis pila savo kavą, užplikina ir jos mėgstamą arbatą. Ramunėlį, be cukraus. Jų trauka tai ramių vietų magija, tokios gamtos prieglobstis. Jų pokalbiai tai kelionės be žemėlapio vingiojančios nuo rimtų apmąstymų iki lengvo juoko. O kortų kaladė tampa pranašystės knyga, kurioje ji piešia jo ateities kontūrus, tikėdama šviesiausia lemtimi.